Labas visiems. Sveiki, sveiki. Net varpai, varpinės, katedros varpinės skelbia, kad atėjo finalas to labai gražaus, nuostabaus Aroma Gold projekto. Aš šiandien netgi eidamas link šitos vietos, aš galvoju, kad tikrai tai yra ko gero gražiausias projektas per visus 20 metų, kiek aš dirbu Poweryje. Nieko tokio gražaus nesam darę ir su tiek daug gražių emocijų. Ir jisai šiaip visai ilgai truko. Nuo rudens mes pradėjome prašyti, kad jūs, mūsų klausytojai, pildytumėte, rašytumėte savo svajones. Ir tų svajonių mes galybę išpildėm kartu su Aroma Gold. Išpildėm 6 midi svajones. Prisimeni kokias? Prisimenu, pati pirmoji buvo kelionė į Paryžių. Taip, antroji su Natalija važiavom į gyvūnėlių prieglaudas. Kėdainiai ir Šiauliai. Vakariui padėjome prisidėti prie svajonės akordeoną įsigyti. Aš vis harmoniką dar vadinu. Mes lėkėm kartu mergaitiškai su klausytoja ir stilistą apsipirkti. Taip. Ir tada Titanikas buvo Lego. Taip, ir aišku, Gražina iš Marijampolės atvažiavo. Gražina iš Marijampolės siuva jau mums žemperius. Ir šiandieną irgi finalas, irgi marijampolietiškas, suvalkietiškas gavosi. Evaldas atvažiavo iš Marijampolės ir atvažiavo jau su ta svajonė įgyvendinta. Taip, jis labai norėjo ir jam labai reikėjo autobusiuko, kuris būtų pritaikytas su neįgaliojo vežimėliu. Vairuoti, važiuoti ir labai patogiai gyventi. Evaldas yra tos paskutinės mūsų ir didžiosios svajonės laimėtojas. Evaldas nelaimėjo, galbūt jo ta svajonė buvo gauti naują automobilį, kurį jisai pats galėtų vairuoti, į kurį pats galėtų atsisėsti. Automobilis, autobusiukas šiuo atveju yra būtinas mano gyvenimui, nes kitu atveju aš kaip gyvenu nuosavam name prie žvyrkelio, tai mano visas gyvenimas be autobusiuko būtų tik tais 4 kampai namuose. Nuo 18 metų tu atsisėdai į šitą transporto priemonę, ar ne? Ir kiek metų dabar jau praėjo, kai tu tą nelaimingą įvykį patyrei? 14 metų, kai jau po dramos šokau į vandenį ir susilaužiau kaklą. Čia buvo visiškai būtent per gimtadienį įvykęs dalykas, tu pirtyje buvai ir išėjot panardyti. Taip, tiesiog draugai kėdute išmetė mane į orą ir aš šuolio metu galvoju šokti ant galvos ar ant kojų ir paskutinę akimirką pasirinkau ant galvos ir pataikiau į dugną ir lūžau kaklas. Ką tu tada galvojai, kai viskas įvyko iš karto? Kadangi atjungiai mano kojas ir rankas iš tą pačią akimirką, laukiau tiesiog, kol mane ištrauks, ties sąmonės aš nepraradau. Ir toliau jau į greitąją ir į Marijampolės greitąją ir į Kauną tai iš karto vežė? Iš pradžių į Marijampolę, ten prašvietė, viską padarė tyrimus ir į Kauną operuoti, jau ieškau ten specialistų vietoje. O tada tau buvo iš karto diagnozuota, kad tu nebegalėsi niekada gyvenime vaikščioti? Po operacijos, sako, pirmos savaitės yra gyvenimas, arba gyvensi arba ne, o paskui, taip, aš asmeniškai, o paskui dideli šansai, kad vaikščiosiu. Tokios buvo prognozijas, bet jau dienos mėnesį reabilitacijoje, kaip neatsigavo, nieks ar neatsigavo, tai vadinasi pažeistas buvo nervas. Sunku buvo, prisimenė tos pirmus irgi mėnesius ar metus būdavo tokia didžiulė neviltis kažkokia, tai pagaudavo? Tiesą sakant, kadangi turiu didelį mylinčią šeimą, turėjau draugę, man labai daug padėjo, visą laiką mane supo aplinkiniai, palaikė visą laiką, tai aš manęs neleido net liūdėti, tiesiog turėjau visą palaikymą, kokį man tik reikėjo. Ir su nuotaikas tengiamės. Žinai, ir dabar atrodo, kad tu nuo pirmos akimirkos, kai mes tave sutikom, juokauji ir esi pozityvo kupinas žmogus. Tai tas pozityvumas, kaip tu ir pats sakai, padeda, ne, šitoj visoj gyvenimo kelioniai, kai atrodo nutinka baisus dalykas, tragedija. Kai esi labai blogoje situacijoje, tai tiesiog belieka žiūrėti į saulę ir šypsotis, lauk, kada pagerės. Žinai, aš tik turiu tokį įtarimą, kad tu tą projektą laimėjai nesąžininkai, nes tu programuotojas esi rūpidžiokas. Kažką tai nulaužai sistemą. Rimtai programuoji, ne? Taip, aš baigiau universitetą, informatiką, programavimas mano taip ir hobis, ir darbas, ir veikla pagrindinė. Tai programuoju, kuriu vaikiškus žaidimukus, nieko su nulaužimu nesusiję. Ir tiek vaikams, tiek suaugusiems, čia ir Vilniui turiu kai kurių klientų, Valakampiam linkėjimai, visada smagu bendradarbiauti. Bet tą akimirką, kai Saulius paskambino, ir tu supratai, kad tavo tą svajonę, automobilį, prie jo prisideda Aroma Gold tikrai su nemenka pinigų suma 10 000, tu suvokiai, ar reikėjo kelių dienų, kad praeitų ir suprastum, kas čia nutiko? Man reikėjo laiko, kol nepamatysiu tą autobusiuką. Vis dar net netikėjau, kol skambinau, jau derinom viską, vis dar netikėjau, nes gal čia turbūt pokštų. Tandaradan, mes jau prie autobusiuko. Tai prisipažink, jisai vakar atvažiavo pas tave, ar ne? Taip, vakar. Krikštynos įvyko jau, ar ne? Ne, nespėjom jau. Nes ne iš tų šeimų, kur labai reikia krikštynų ruoštis. Okay,
Tu, ta prasme, tu nori kažkur tai išvažiuoti iš namų, tu pats atvarai, paspaudi distancinį ir... Ir galiu važiuoti kur noriu tiesiog. Nes į lengvąją dar reikia ir vežimuką kažkaip įsikelt, aš pats neturiu tokių jėgų. Taip tiek vežimuką susidėti. O čia paprasčiausiai distancinį užsikeli, įvažiuoji, persidė ir važiuoji. 10 minučių viskas. O viduje kas kitaip dar irgi padaryta ir pritaikyta? Taip pritaikyta rankenėliai gazui, rankenėliai stabdžiui, posūkiai. Rankinio valdymo, kad nereiktų pedalų. Bet reikėjo irgi adaptuotis, ar ne? Nu, tu jau mokėjai anksčiau važiuoti 18 metų. Jau buvai pavogęs iš tėvo mašiną ne kartą. Tikrai. Šitą. Ir kartu, ir po vieną. Tai reikėjo adaptuotis čia po to, ar ne? Kaip su rankom junginėti ir gazuoti, stabdis irgi, ar ne? Taip, ir mokinausi. Ne vieną mėnesį netgi, kol išmokau, kol išdrįsau į gatvės važiuoti. Turėjau instruktorių. Tai ačiū, Evaldai. Ačiū jums, be proto, šakės. Kas šiandien vairuoja atgal namo? Dar tėtis, dar aš neapsipratęs. Dar taip ilga kelionė. Pradžiai dar namuose reikia apsiprasti, jau tada lysiu į gatves aš irgi jau. O tada kur tolimiausia kelionė? Nes šiaip tai po Europą galėtum ir važiuoti. Mano toliausia kelionė prie jūros. Šito Lietuvos, ar ne? Taip, Lietuvos. Aroma Gold, kurie ir sukūrė visą šitą projektą, dovanoja kavos, skanėstų, visą didžiausią rinkinį. O mes šiaip žinom ir matėm, kad tu atvažiavai su savo nuostabia didelė šeimyna. Tu atlydėjo mama, tėti, sesė, tai turim ir mamytei, taip pat ir gėlių. Mamytę ateikit. Va, prašau. Prašom. Ir į Marijampolę linkėjimai. Iki. Aš girdėjau už nugaros Evaldo mamą sakant, kad susigraudino. Aha, aš irgi mačiau tą akimirką, kai mes įteikėm gėles, jinai susigraudino. Tai šiaip, žinokit, tokie projektai yra labai nuostabus ir labai smagu, kad jūs dalyvaujate juose ir kaip pats Evaldas sakė, nu ką žinau, dalyvauju visur. Ir jei nedalyvausit, nelaimėsit. Mane Evaldo nustebino tas humoro jausmas ir tas optimizmas, kur atrodo, jeigu kiekvienam iš mūsų arba daugeliu iš mūsų nutiktų tokia nelaimė, tai visai netokių nuotaikų vaikščiotumėm, tokioje depresijoje, neviltyje vaikščiotumėm. O FK užsistabčiūrimas visiškai nėra, jisai varė taip, kad šakės. Ir Evaldas irgi labai gerą, labai norėjo irgi perduoti kitiems žmonėms, kad Lietuvoje per metus po 10 žmonių būtent dėl to, kad nardo patiria tokias traumas, tai saugokit save. Ačiū Aroma Gold, kad pildė šitas svajones ir ačiū Jums, kad dalyvavot. Gerkite Aroma Gold, jeigu vyks toksai projektas, dalyvaukite. Evaldas irgi buvo dar vienas žmogus, kuris sakė, nieko nelaimėjęs. Bet reikia dalyvauti visur, tai dalyvaukite ir Jūs. Čiau. Aroma Gold – kava, kuri pildo svajones.